Sveika, su jumis sveikinasi Lina. Šiandien yra kovo 17 diena. Maniau padarysiu trumpą video, kurį paskui sujungsiu, bet jau filmuoju turbūt 15 kartą, nes sugebu nusišnekėti. Žodžiu, tebūnie čia paskutinis kartas. Kovo mano pradėtukas ir sukurtas, ir pradėtas, ir pabaigtas, tai gandrų sugrįžimas. Mano pačios kurta schema iš didelio poreikio turėti kažką savo. Savo ne kiek tautinė prasme, bet kiek man asmeniškai. Taigi, mano kiemo, mano sklype, ant sklypo ribos yra gandralizdis, mano jos. Žodžiu, supratot. Ir kasmet mes laukiam tų gandrų. Šiais metais dar nėra, nes mano kaimynai labai punktualūs. Ir kovo 25 yra gandrų sugrįžimo diena, gandrinės. Ir tuo pačiu kovo 21, dabar jau bijau pameluoti, yra pavasario lygiadienis, kai diena išsilygina su naktimi ir jau po jo ilgėja dienos, trumpėja naktys. Tai kai pavasaris jau viskas, jau nebeužleis vietos žiemai, kad ir metos sniegelio pamatysim, bet dienas jau vis ilgesnės, saulutė aukščiau. Tai man iš tikrųjų ši diena, tiek gandrų sugrįžimas, tiek lygiadienis, ilgėjančios dienos, yra visiškas toks wow, šventė. Ko nepasakyčiau apie rasas kupolinės. Man tada depresija, kad jau vėl dienos trumpėja, nors tada atrodo vasara. Bet čia atskirtima. Norėjau kažko savo, atsirado tautinė juosta, tautinė, etninė, nežinau, gal nei viena, nei kita, bet man galvoje jinai tokia. Ryškios gėlės, nes verkiau kaip noriu spalvų, nežinau, vasario turbūt video verkiau kaip noriu spalvų. Ir aš tiesiog pamiršau dėl tų gėlių kol kas, bet kol kas nėra jų per daug. Bus per daug, kai nebepavaišiusiu savam kojom ir ropinėsiu, tada sakysiu, kam tiek reikėjo. Na ir gandriukas mano kaimynas, namukas mūsų stovi. Tai labai toks mano. Džiaugiuosi už save, kad pabandžiau sukurti, kad nenumečiau, kaip kad dažniausiai tai padarydavau, nes tikrai nėra ką slėpti. Bandžiau ir norėjau ir svajojau daugybę kartų tas schemas daryti, bet pradėjus eskizus tiesiog numesdavau, atsirasdavo svarbesnės veiklos ir tas tiesiog nueidavo į antrą planą, net ne į antrą, ten iš vis pamirštą, neegzistuojantį planą. Dar turbūt covidas nebuvo smogęs, dar prieš tai kokie 8, gal 7 metai, gal per covidą buvo tų norų apie tokias savo parduotuvėlės, paskui atsirado tos kuriamas schemos, buvo tada labai noro daug, turėjau labai daug idėjų, kas tarp kitko ir tebėra, žinau, kad mano užrašinėje guli visi eskiziukai ir visos temos, kurias norėjau paliesti, kas iš tikrųjų stebina, kad tas pačias temas ir dabar norėčiau paliesti. Gal. Labai džiaugiuosi už mūsų siuvinėtojas, kurios išdrįso, pradėjo ir daro toliau. Tai Virginija, Laura, gal dar yra kas kuria, aš nežinau, schemas. Tai iš tikrųjų labai smagu pamatyti, kad aš tik sėdžiu tripčiai vietoj ir svajoju, kažkas jiem ir padaro. Ir daro toliau. Ir tiesiog galvoju, pavyzdys toks spyris į užpakalį, ko tu lauki? Nes iš tikrųjų mintis, kaip sakau, ta tematika turbūt ir skirtinga ir panaši, kokias mano mintis skiriasi, ką siuvinėtos dabar yra paleidę. Tai yra ir panašumo, bet yra ir didelio skirtumo. Bet čia nesmė iš tikrųjų, nes aš čia gali būti, kad čia mano pirma ir paskutinė, gali būti, kad pirma ir paskutinė šiais metais gal. Žodžiu, vėl nusivažiavau. Taigi, bet kadangi nebefilmuosiu 20, 11 kelintą kartą, taigi schemutė yra maža, apie 2200 ten kažkas, 2200 kryželių, apie 20 spalvų, kažkas tokio, 15. 18, tikrai, gal atrodo, kad jų nėra daug, bet gėlytės turi po 4 kažkur spalvas, tos pačios spalvos atsikartoja juostoje. Kaip prašnekėjau. Gerai, šitą pabaigiau, pradėjau savo kasmetinį
kasmetinį, metinį kalendorių, kasmėnesinį, kaip pavadinti, kalendorių žodžių siuvinėjimo, kas mėnesį po mėnesį. Taigi kovas, dabar yra kovas ir išsiuvinėjau kovą, krokai, arba kaip pavadinau prieš tai, video kroksai. Na, bet jie ryškus, jie kaip ir kroksai salotiniai, taip ir krokai, kaip ryškus kroksai šviečia iš toli, taip ir krokai pavasariam purvino žolė šviečia iš toli. Schemutė užstrigau aš, tai yra virš 3000 kryželių, spalvų yra apie 30, virš 30 galvoju, jo, nors virš 30. Ir pusinių mažiau negu prieš tai buvusiuose, todėl pradėjau strigti aš su tais mėnesiais, nes vasaris turėjom daugiau pusinių, daugiau beko ir mažiau pilnų, o dabar daugiau pilnų ir daugiau spalvų. Tai, nežinau, man visai tai patinka. Dabar kai pažiūrėjau iš tos 2 darbelius, toks pavasaris pakvitęs ir daugiau nieko neturiu. Ir visas mano kovo pusės toks laimikis. Iš tikrųjų labai kovas mano tuščias, jau labai mane išgąsdino mano sustojęs siuvinėjimas. Jau šį mėnesį apie 15 000 nebesvajoti. Turiu vos virš 5 000 sudėjau iš tuos darbelius. Ne čia 3 su viršum, čia 2 su viršum. Tai toks gal 5,5 sumoje ir daugiau kryželių nėra. Ir toliau po šitų imsiu savo kas mėnesio planuoto. Tai yra prancūziškas primityvas metinis savo. Prieš tai išsiuvinėjau šitą pusę, buvo vynuogių juosta. Aš turbūt jam priseksiu čia. Tai dabar ta pati juosta kartojasi ir šitoje pusėje. Tik tiek, kad originaliai jinai buvo identiška kairiai pusiai. Na gal tiesiog aš parodysiu, kaip turėjo būti ir kaip bus, kai išsiuvinėsiu, bus jums aiškiau. Na ir viskas, tai judu su šitais ir labai tikiuosi, kad prisijungsiu dar kovo gale su kažkokiu procesu, o nekeliau šitas video į balandžio jungtą. Taigi, iki sekančio jungimo. Va ir mano kaimynas grįžo. Tvarkosi nuo ryto lizdelį. Laukia savo žmonikės. Diena iki gandrinės, šiandien kovo 24. Punktualus. Gandrinė irgi neiščiautų, kurios grįžta po savaitės. Turėtų po 2-3 dienų pasirodyti. Na bent jau buvo taip 3 metus, kiek mes čia gyvenam. Tai vat. Uodega tik matos, nusisuko į kitą pusę. Nu į tiek to. Ir varnėnai išskrido, tebūnie. Na, kadangi siuvinėti nepavyksta, pasikviesiu jūs į savo bardaką. Magnoliją turim. Bandom atgaivinti hortenzijas. Daug visokių ridikėlių ir supykusios petunijas be vandens. Užsimsim persodinimo darbais. Tai vat. Mano siuvinėjimas tokiam stiliui dabar. Sveikos. Sakiau, susimatysim kovo gale. Nepavyko. Spėkit, kokia diena šiandieną yra. Ogi gegužės 6. Kur buvo balandis? Jisai buvo. Neatsimenu. Garbės žodis. Nors Velykos buvo ir gimtadienis buvo ir į darbą išėjau. Va čia turbūt dėl to ir neatsimenu. Visko daug buvo, bet jis tiesiog puf buvo, puf nebėra. Ir filmuoju nežinau kelintą kartą, kaip ir prieš tai buvusią video atkarpą, bet labai nusivažiuoju lankas, tai tikiuosi dabar pasiteisinti ir paskui varyti tiesiog tiesiai prie reikalo. Taigi, kovą, gandrus ir kalendorių matėt. Tada baigiau šią dalį šio darbo. Prilipdžiau kaubojų, tiksliau jo žirgą, kaubojus dar tik tais koją matom ir truputį sėdynės. Dar vargšas nesurinktas. Ir drakoną dar pasiuvinėjau kovo mėnesį 500 kryželių, bet aš ir net nerodysiu, nes ten tiesiog tokiam dideliam darbe 500 kryželių tiesiog mažas lopinėlis papildomos juodos spalvos ir jokio vaizdo nekeičia. Na, aš sakiau, kad po 5000 siuvinėsiu kas mėnesį. Taigi kovą visgi man pavyko pasiuvinėti normaliai, 12,5 tūkstančių.
Bet balandį tai jau tik 4400 kryželių. Tai praktiškai visas skaičius kryželių yra va šita dalis šio darbo. Tai yra balandžio mėnesio dalis. Na, gražiai atrodo, tikrai gražiai. Na ir dar pridėjau 800 kryželių tam pačiam arkliui. Bet tai čia taip jau, sakykim. Tai vat, ir viskas. Matot, 2 minutės praėjo, aš jau ir kovą ir balandį apžvelgiau. Tiesiog, tempas. Ir šiam darbui davė dabar 2 gabaliukus. Ir gegužį, ir birželį. Atsiskaitimas Liepos iki, tos mes atsiskaityti galim kada tik norim, bet sekančią dalį gausim tik tais Liepos 1 dienom. Ir jau bus didelė atkarpa. Čia atsirasti turi tokia dar viena juosta, tik kitokių spalvų ir, neklystu, 4 kolonos ir vėl juosta. Man labai statiškai tai atrodo, labai, nedera prie šonų ir aplamai prie primityvo. Ne, prie primityvo tai viskas ok, nes jų tokių yra tikrai. Bet tiesiog, kad ir labai kvepia religinė tema, šitas altorius pavadinkim. Na, bet atsižvelgiant į kada tas primityvas buvo siuvinėtas, kur buvo siuvinėtas, tai yra 1800 kažkelintieji Prancūzija, tai viskas logiška ir viskas su to ok. Žinojau, į ką neriu ir tikrai daug senųjų primityvų yra religinės tematikos, bent jau turi tam tikrų motyvų, kaip Ievas ir Adomo, obuoliai ir visa kita. Tai aš galvoju, kad aš tų kolonų turbūt nesiuvinėsiu, arba siuvinėsiu tam tikras dalis, ar kažką galvosiu, kad, keisiu. Trumpai tariant, planuoju keisti, nebent nepavyktų, užtruktų per ilgai, tada spjaučiu ir siuvinėčiau taip, kaip yra, kad tiesiog taupytų laiką, kurio ir taip nebelabai turiu, kaip matot. Ir tiesa atkasiau originalą, neiškentusi. Ir žinau, kad tą darbą siuvinėjo 8 metų mergaitė. 8 metų. Ta prasme, aš net neįsitikinus, ar aš mokėjau siūlai adatai įverti 8 metų. Gal mokėjau. Ir ten kokiu dramblišku dygsniu pavaryti su savo skudurinę onutę siūnant. Mano vaikas, aš nežinau, galbūt 1 klasėje ar 2, gal tų pačių išmoko batus susirišti, o tokius darbus siuvinėti? Man virš 30 aš tokius siuvinėjau, o ten 8 metų mergaitė. Kosmosas. Ką reiškia, kai daugiau nėra veiklos? Nors turėjo tos veiklos nusišneku. Ir vėl aš nusišneku. Žodžiu, stop. Taigi, gegužės planai, judinam kaubojų ir kažką čia fici-mici kuriam, ardom arba siuvinėjam kaip yra. Pamatysit. Gal net neslėpsiu, žiūrėkite tą dalinį kaubojų. Nusipirkau. Kovo ar tai balandžio mėnesį, neatsimenu kada, nusipirkau, reikėjo siūlų. Siūlai bamt yra. Tada nusipirkau Dimo petitą. Kodėl? Nežinau. Ar esu siuvinėjus petitą? Ne. Ar aš jau turiu dar? Taip. Kada siuvinėsiu? Artimiausiuose 1 metų planuose nėra. Aplamai. Nėra net planuose planuoti jį siuvinėti. Net kitokį. Bet man jo reikėjo. Šiaip turėjau daugiau petitų. Aš juos pardaviau, kai buvo ištikus siuvinėjimo krizė, pavadinkim. Ir dabar gailiuosi, kad tai padariau. Ir Gold Collection'ą pardaviau. Bet kadangi galva nepririšta dažniausiai, padarom kvailysčių. Ir dar nusipirkau siūlus nuo 1 iki 32. Kiek tenais? Ryšku. Kai atidariau šitą dėžutę, dar už lango buvo tamsu niūru. Tai tokios spalvos, tos žalios, dar už lango nebuvo žalia. Toli gražu. Čia ne mano spalva. Bet va šitas.
gražios spalvos iš tikrųjų, nes mano tam kalendoriui labai pradėjo trūkti tų spalvų. Galvojau, bus vienam darbelį, viena spalva ir daugiau nepasitaikys, bet peržiūrėjus kitus mėnesius, tai ir po 2, ir po 3, ir praktiškai kiekviename darbelėje, tai vis kokią spalvą įsimaišydavo ir dar keli darbai yra. Taipogi šita bordava raudona irgi yra iš naujos tos paletės. Tai nusprendžiau, kad visgi užsisakysiu, nors tikrai atidėliojau, bet bus gulės. Tarp kitko dėžutėje buvo tokia ala schema. Pilno siuvinėjimo. Parodysiu, nes tikrai čia nelabai ką nusikopijuosi. Noriu, kad toje pusėje jau yra schemutė, kurios nerodysiu. Dar. Kodėl? Tiksliai nežinau nei kur, nei kam, bet va šitie, tai jau žinau kur ir kam. Tiksliau žinau maždaug kam, bet tiksliai kur ne. Tai šitos mielos sagytės keliaus į primityvus. Turiu nusižiūrėjus, tai užmačius maždaug kuriuos primityvus, bet kada jo mailė ateis nežinau, bet jos jau tenais tupės tos mielos avys. Ir viskas. Pirkinukai minimalus parodžiau, siuvinėjai taipogi tik 2 per šitos mėnesius. Ir visokių video kratinių greičiausiai matysit, jeigu pasiseks, su gegužė pabaigsiu šitą video, jeigu ne, tai taip ir tampysimės iki vasaros galo. Tikiuosi ne. Gal bus kas nors įdomiau. Gerai tada. Ačiū Jums už kantrybę ir iki sekančio. Daug kartų atsisveikinsiu ir daug kartų sveikintus panašu. Čiau. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Na, šiam darbą per gegužę pridėjau tik tiek. Bet susikūriau schemos dalį, tokią kokios norėjau. Buvau pasidarius vienaip, bet nepatiko, buvo elementai pernelyg grėmėziški. Tada persidariau, panaudodama, man atrodo, 21 ar 2 metų to paties metinio save dalyvavusią darbo elementus. Tai mano tas didžiausias primityvas. Tai aš panaudojau, pasižiūrėjau, kaip gerai atrodo. Aišku, yra pakeitimų, keičiau ir spalvas ir truputėlį išdėstymą tai labai stipriai. Tiesiog susirinkau elementus ir galvoju gan simboliškai iš to paties projekto tik kitų metų panaudojau. Ir tiek. Ir nepasakosiu, kas kaip atsidurs ir kur. Bus lengviau visą tai padaryti, kai jau bus padaryta. Ir tiek, ir mano to siuvinėjimo kaip ir nėra. Per visą gegužę turiu 3000 kokius kryželių. Net nebevedu jokių ten, nebesižymėjau, nes iš tikrųjų labai graudžiai mažai. Ir žinau, kurie darbai siuvinėjami, tai 2, tas arkliukas, kaubojus ir šitas. Tai užtenka atsiverti sagą ir matai, kad 3 dienos siuvinėjimo, pavyzdžiui. Tai per gegužę nebuvo didelė laimikė, per birželį greičiausiai bus tas pats. Ir dabar su šiuo trumpu intarpu uždarau pavasario kratinį. Daugiau nebetęsiu tokio video jungimo, gal bus vienas kitas elementas iš vasaros, bet tiesiog matau, kad labai pernelyg toli nusitęsia ir, pavyzdžiui, pavasario pradžia jau labai keistai atrodo šitam video, kai užlanko vasarą. Ir kam jau nusibodo ir išjungėt, kas dar sulaukėt iki čia, tai siuvinėjimo daugiau nematysite, likusias 2 minutės matysite mane besikučiantį šiltnamyje. Ir tai jeigu norit žiūrėkite, jeigu ne dabar įsijunkit ir aš manau, kad mes susimatysim po vasaros. Tad gražios, šiltos ir visokios, tik tai tos mūsų išsvajotos vasaros. Ir taip ilgai mes jas laukiam ir taip greitai prabėga. Tad čiau. Na ką, nusibosiu jums tą šiltnamį, bet noriu parodyti, kad turiu baisų bardagą. Žydė visokio tipo pikčeras. Ir pasirodysim, ką nuveiksim ir per kiek laiko nuveiksim.
Na, pamiršau pajungti kamerą, bet valanda praėjo, nusiravėjom, paprikos vietoj, pradėsim su pomidorais. Tik 4 valandos.